Sveiki. Labą dieną. Atviros metalo dirbtuvės. Taip, vėl filmuojame iš dirbtuvių. Ką mes šiandien veiksim, Tomai? Tokiai galbūt įdomus klausimas ir mūsų žiūrovam, dažnai iškylantis situacija. Jo, gal net situacija labiau. Situacija, ne tai, taip. Savaitgalio vakaras. Šeštadienis popietę, tai prisiplanavai darbų savaitgaliui, ten, nežinau, pasiremontuoti vartus, ten kokius vartelius susivirinti. Karutį tą patį. Karutį pasiremontuoti, pasilopit, va, ateina pavasaris, toj prasidės statybos, sodai, sodybos, o darbo pilna. Turi, angliarūgštės, atsiveži iš Butano angliarūgštės balioną prieš mėnesį. Turim Midmagą, pusautomatį. Ką jis rodo mums? Pusautomatį. 50 barų. 50 barų, ne, turim prie pusautomačio angliarūgštės balionas. Taip. Ir kągi, prasidėjo darbai, pavirinom pusę valandos. Virinom ir žiūrim, kad pasibaigė. Poros. Pradėjo mest poros. Taip. Aišku, visų pirma, žiūrim, ar čia nėra kokios skersvėjo, ar ne? Jo, tikriausiai iš karto, jeigu ne pirmą kartą susidūrė, tai aišku, kad pasibaigė dujos. Taip. Pasibaigė dujos, aišku, labai būtų smagu nuvažiuoti į Butaną, pasikeisti balioną arba ten prisipildyti, bet šeštadienio popietę. Žiūrim jau po 6, nieko ten nebebus turbūt, ne? Taip, ir gaunasi situacija, kad arba jūs pats galbūt dar žinot, kad yra kažkur užsilikęs argono balionas. Galbūt ne pas jūs, galbūt žinot, kad pas bičiulį, kuris už kelių namų turi tygą ar ne. Garažiukė ten kažką pavirina. Ir tada kyla dilema, visgi ar nukelti darbus iki pirmadienio, ar pabandyti pasistatyti tą argono balioną. Tai kaip darom? Kaip ir variantas, ne? Kaip ir variantas, ne? Lyg ir turėtų viskas gautis. Nes logiškai mąstant, apsauginių dujų pagrindinė funkcija kokia yra, tai apsaugoti išlydytą metalą, siūlės metalą nuo deguonies poveikio. Taip, nuo tų visų oksidacijų, ar ne? Argonas su to susitvarko. Tvarkosi. Puikiai, taip. Kas gali ten būti blogai? Gali būti nestabilus lankas. Jo. Šiek tiek sumažėja, taip. Aš manau, padarom kitaip. Aš manau, mes dabar pasileiskime pusautomatį. Pravirinkim porą siūlių su angliarūgšte, teisingai, sandurinę siūlę, kampinę siūlę, tada pilnai pasikeičiam balioną, pasistatom argono balioną ir absoliučiai su tais pačiais parametrais vėl pravirinam sandurinę siūlę ir kampinę siūlę. Pažiūrėsim skirtumus ir tada aptarsim dar visą teorinę dalį. Good. Reikia taip daryti, nereikia taip daryti, galima, negalima, pliusai, minusai, galbūt iš viso čia bus visiškas fiasko ir... Pažiūrėsim, tas pats gaunasi. Jo, arba tas pats gaunasi. Jo. Good. Kam čia vargti tada su dujom? Gerai, tai ką, važiuojam virint. Varom. Ką, Tomai, atsukau 10 litrų per minutę, manau, turėtų užtekti. Tomai, angliarūgštė paruošta, tiek, kiek ir norėjai, sureguliavau, galima dirbti. Puiku, tūta išvalyta, mangaliukas švarus. Ir turime 2 standartinius profiliukus. Suvirinkim vieną demonstracinę siūlę iš vienos pusės. Taip, važiuojam. Gavos. Nežinau. Gerai. Suvirinom sandurinę siūlę, dabar suvirinkim dar vieną kampinę siūlę. Turime 2 siūlės, viena sandurinė, kita kampinė. Kągi, keičiam dujas. Dabar siūlau kitoj pusėj dar vieną kampinę, dar vieną sandurinę su argonu. Gerai, tuoj. Duokit, ponas, man argono.
Gryno prašyčiau. Ok, gerai. Nu ką, su greitom jungtim greitai čia darbai vyksta. Atjungiam angliarūgštę ir jungiame argoną. Taip, pajungti. Vėl pasiduodam apie 10 litrų per minutę. Sureguliavau argoną, bet pas tave dar yra angliarūgštės, išsipūsk ją, ok? Pagal kvapą jaučiasi, ne? Jaučiu, kad angliarūgštės nėra. Gerai. Argonas kvapo dėja, bet jisai neturi. Tai, na kągi, jeigu angliarūgštės kvapo nėra, virinam. Nu ką, jausmas įdomus. Įdomiai ir garsas visai kitoks. Jo, visai kitoks, iš viso toks gaunasi srautinis vos nepernešimas, bet mes pamiršom vieną dalyką, kadangi mes virinam su sinergetika, sinergetika buvo nustatyta virinimui su gryna angliarūgšte, tai yra neteisingai. Jo, iš esmės šiek tiek skirtingi tada jau režimai gaunasi. Perjungiau į mikso režimą, pabandysim, kas gaunasi su pasižiūrim, mikso. Jo, pasižiūrim, turim ruošinukus, galbūt dar tokį nedidelį tarpelį palikim. Važiuojam. Tai va, nu va, turim dar vieną siūlę. Gerai, ir dabar suvirinkim kampinę siūlę. Tai. Na. Kągi, aptariam rezultatus. Aptariam, truputuką sulyginkim teoriją su praktika. Tai va, kadangi virinau, savo subjektyvę nuomonę pasakysiu, skirtumas yra tas, kad labai jaučiasi lanko stabilumas. Teisingai, kaip teorijoje yra rašoma, kad argonas neionizuoja pas mus lanko ir pas mus nėra pakankamai lanko stabilumų. Matėsi netgi, Tomai, žinok, net matėsi, jo. Jo, ir aišku, virinant jaučiasi, labai jaučiasi, kad nėra stabilumų. Va. Ką tu gali pasakyti? Toliau, aš pasibandžiau pasidaryti pjūvius. Man buvo įdomu iš tikrųjų visa siūlės geometrija, kadangi pagal ją mes galim spręsti, ar mes jau turim įvirinimą ir tą pakankamą siūlės prasilydimą ar ne. Tai kairiai pusėje mes matom, ar ne, tokią gražią, tolygę siūlės formą, kur prateka gražiai siūlės kraštuose į mūsų tą pagrindinį metalą. Na, o jau su suvirinimu, kur naudojame argoną, tai siūlės rumbelė yra labai stati. Pagal tai mes galim spręsti, kad nebuvo gero įvirinimo ir greičiausiai mums reikėtų šiek tiek pasireguliuoti režimą, pasididinti amperus, kad būtų tas gilesnis pravirinimas. Duoti, kaip sakant, šiek tiek daugiau šilumos, ne? Dabar šiek tiek dar noriu pakomentuoti pačią kampinę siūlę. Tai visų pirma turim suvirinimą su angliarūgšte. Graži siūlė. Tokia gan taisyklinga siūlės forma, ne? Viskas lyg ir tvarkoj. Tai čia suvirinta su angliarūgšte. O dabar pažiūrėkim, kas gavosi su argonu. Taip, turime, kaip matot, labai tokia netolygė. Netgi, sakyčiau, su tam tikromis įpjovimus siūlės kraštuose. Įpjovos yra neleistinas brokas ir profesionalioje, kaip sakant, gamyboje tai yra visiškai draudžiama. Ir siūlės forma. Man gal per kamerą sudėtinga perduoti tą siūlės geometriją šiek tiek, bet vėlgi čia yra toks irgi sąlyginai išgaubimas, kas parodo, kad reikėtų vėl pasididinti šiek tiek energijos, bet tada vėl gautųsi didesni įpjovimai siūlės kraštuose. Tai ką, privirinom, kažką pažiūrėjom, kažką parodėm, apžvelgėm. Tai
trumpai išvados. Galutinės. Virinam ar ne? Namuose vartelių rankena, karučio, nežinau, rato laikiklis galbūt, žinai. Galbūt kopėtėlės? Ne, gal kopėtėlės. Ja, taip, taip, nereikia. Kaip patys matot, galbūt buity tam tikrie suvirinimai ir gausis, bet kas liečia profesionalius suvirinimus, ar ne, kur rimtoj gamyboj, tai atsiminkit, naudojam tam skirtas dujas. Taip, angliarūgštė, mišiniai, taip. Argonas, na, jisai ir vadinasi kas? Bloga siūlės forma, mažas įvirinimo gylis. Nestabilus lankas. Nestabilus lankas. Ir man dar tekia skaityti iš teorijos, kad suvirinant su argonu, siūlė gaunasi, kaip čia įvardinti? Trapesnė. Trapesnė, jinai lūš greičiausiai per siūlę, lyginant su suvirinta siūlė su angliarūgšte. Jo, plastiškesnė. Suvirinta siūlė, jo, angliarūgštės aplinkoje, aktyviuose dujose. Jo, ir jeigu mes suvirinsim su argonu, greičiausiai palengsim lūš, su angliarūgšte, nu, greičiausiai, kad nepavyks. Taip, tai ką, trumpa išvada. Buity labai neatsakingiam daiktam. Taip, okay. Atsakingiam ne, pramoniai ne. Ne. Tai ką, tiek. Kol kas iki. Iki susimatymo. Tai va. Gerai, nu ką, tai laba diena, ne? Tu filmuoji? Filmuoji, nu tai šnekam tada. Ką čia repetuoti? Gerai. Standartinė poza. Standartinė poza. Laba diena. Sveiki. Vėl. Reikia iš naujo. Gerai. Palauk, žinai. Tu irgi pasitaisai. Gerai, ok. Ček. Mano maikė nepurvina. Ne, su bulgarkė tik perpilt.